Baigiam vergiją. Forever alone. I'm a new volunteer. I'm the boss. I don't work. Geros skolas. Pamato skėlė ir šok. Valgom humusą. Va dabar darbą įsimylėjau. Tai vat, kas nematėt pirmos dalies, aš atvykau į Portugaliją savanoriauti ir dabar esu tikram taivoče. Ir noriu jūs pakeisti, kaip darbas vyksta Portugalijoje Algarvėje. Nieko nerandu. Ne tik nekenčiu kukinti, bet ir nekenčiu šopintis. 5 ratus apsukau bulkos išku. Gyvensim be bulkos gal. What the fuck, 20 eurų. Pasiėmiau studentiško maisto. Humuso, spagečiai, viščiukas. Nuskambėsiu kaip tikras lietuvis. Brangi šalis, blem. Viskas negerai. Tai vat pavalgime ir nuo 2 prasideda darbas. Work time. Shit, here we go again. Again. Iš elektrinių dviračių su 2 motorais, ane, pereiname ant tokio. Geras upgrade'as, ane. Nu, turim kaimuką ir mažai medžių. Čia tikiuosi nuo kalno gerai rodo, kad 9 minutės važiuosim. Nu, į kalną grįžtant bus 50 minučių. Rimtai, tai čia status labai pilnai. O gali taip ir būti, ir taip ir reikėjo, žinokit. Kaip čia su tais dviračių takais, matot, yra pažymėti ženklai, kurie beveik yra nusitrynę. Nu, šitas va gal vietavesnis. Grinai sukurtas dviračiam takas, reiškia, jokių mašinų nevažinėja beveik, bet labai lėtai. Kažkaip mačiau, ženklas buvo 30. Paukščiukų ferma kažkokia, tu savo kaip išgąsdino paukščiukai. Apelsinai, hebra. O, egzotika. Niekam neskina. Čia tas pats, kas pas mus kokios vyšnios, nežinau. Atsibodė tie apelsinai. Prisikropina tašio visokio šūro. Visokio maisto, kurio net jau čia nesuvalgysiu. Tai karočiai. Kai reikia elektrinio dviračio, jo niekada nėra. O čia tiesiog važiuoju į darbą ir baisiniai kalnai. Karočiai, žiauru yra. Kitą kartą autobusu važiuosiu. O, šuniukas. Apuostė ir praleido. This. O. Nu, ne veltui sako, kad Portugalija yra geriausi bičiai. Į top 10 tikrai Portugalija patinka. You YouTuber or something? Or? Yeah, vėluojam beveik 20 minučių. Nu, tai kaip ir į darbą, ne? Hello, guys. I'm a new volunteer. I'm the boss. I don't work, but I'm the boss. You work for free? Yes. For these guys? I don't know why. Good. How are you? Not so bad. What do you have there? First, you put it on. But you will get customers maybe, no? No, I want costs. How many would they want? Welcome to be here with us. Yeah, okay. Ir su sutem sunešti viršų, ir su tom baidarim sunešti į apačią, sunešti į viršų. O, ai, tiesiog panešiota, čia pasirodo, uokalnė yra dar tokia. Ilgai čia nebūsi, nu tiek galiu pasakyti. Jory, push the girl. First pancake. Right, easy job. Padau įsimtus irklus, niekada gyvenime dar tik thank you negavau. Tokia gera energija. Valgom humusą ir batoną, nu taip ir nusigyvenam. Užkniso nafik čia iš tikrųjų. Šiaip vieta labai faina, bet šiaip užsiknisau biškeliai. Galvoju, reikia išvažiuoti iš čia. Neapsimoka man čia būti. Daug darbo. Toks jausmas, kad turi man mokėti, bet nieko čia nemoka. Belen kiek žmonių. 44 žmonės buvo. Užlipau ant kalno, nėra ką veikt. Galvoju, padarysiu mini timelapsą. Ruda ir žalia. Daug žmonių, nieko. Tas kajakas vyko į tą pusę. Kadangi bangos į šitą pusę eina, tai paskui juos belen kaip tenai nuneštų. Tai kad jau nenuneštų, mes sugalvojom juos visus perkelti į ten tuos turistus. Plaukioju, matau dar vieni ten pasimetę, nežinau, per kamerą matosi. Niekad nebaigiau humuso. Nu, žiauriai naišiu, parkūrint. Jei ten kažko pykstasi šaibų nepasidalina savo euriukų. Nors ir apėmė tos biški blogos emocijos, ties darbo prasme, ties nelabai tik šitas savanoriavimas. Bet pažvelkime į gerą pusę. Mes esame Portugalijoje, mes nesame Lietuvoje. Tai va tokie mano pirmi darbo įspūdžiai. Pats manau savaitę čia būsiu tikrai nedaugiau. The boss is resting. I came to Portugal to surf and I ended up with the kayaks. Where is it the most popular to go? Rifana, close to the Alto Sur. The west coast, all the beaches have waves. Just not here. Here is only kayak. That's the big part in the bar. Yesterday I came with my suitcase. It was a big party. I danced with my suitcase. For work. Let's go.
Tai iš viso turime 3 kajakinimo sesijas, vieną ryte, po pietų ir vakare. Na, turbūt matė, koks aš esu čia nepatenkintas ir leido man prisijungti prie pačio turo, kaip pagalbinis prižiūrėtojas, atsakingas už galą. Prisišvartavom prie kito kranto, kadangi ten tikrai buvo labai daug žolių. Na ir paskutinė ekskursija su labai pilnu ekipažu žmonių. Thank you so much. More to the left. Nu ką, chebra, švarėm, aš esu gale, aš esu atsakingas už galą, kad žmonės nepasiklystų. Ir jeigu jie išvirs olose, mes varysim į olas, kad ten, jeigu jie nuvirs, aš tiesiog pranešiu bosui, kuris yra pačiam gale. Nu ką, vamonos, chebra, vamonos, pažiūrėsim, ar įdomu čia ar ne. You are in the tour? Okay. Niekada vandenynų nesu plaukęs, žiauriai geras jausmas. Gerai nešu, net nereikia purtuoti. Jaučiuosi kaip Aurimas Valajevičius. Gerai, biškį kamerą užsižiūrėjau, reikia paskubėti. Va, dabar darbą įsimylėjau. Šią dieną čia buvo nuėjęs. Ant kalnų tai mačiau geri vaizdai. Į apačią nelabai norėsi žiūrėti. Nelabai geri vaizdai, kas bijo aukščio. Nu, kažkas persivers ar ne, blemba. Jau veiksmo yra, matau. Jaučiuosi kaip filmai. Žiūrėjau, kaip susioja onos. Padarė ir man fotkų. Buvo toje oloj viena skylutė, tokia kaip per tą Instagramą, žinai, irgi AliExpress versija. Man va čia šią pasakys. Bet tai kai vaizdeliai. Gerai, padarau 3 šiam chebra, kad pamatytume, kaip čia viskas gražiai atrodo. Žinokit, kas? Biškį padriftinom. Rimtai pagalvojau, šitą vasarą visai nevariau su baidarėm. Atpirko šitą dieną viską. Lietuvoje nepabuvau, į Portugaliją paplaukėm. Mes vyrai valdom vandenynus, moterys valdo virtuves. Taip gerai susibendravom su viskuo. Eik tu savo, chebra. Surfinimas. Susidarė kamštis raudono lemputėje. Jau 5 valanda Vilniui pikas, Basanavičiaus gatvė. I'm there, yeah? Okay. Huh? Yeah, I record. Okay. Jump, guys! Ir kuriam dabar ką? Einu priplauksiu, prisikabins prie baidarės. Opa! Ei, karalė, Jei mergos varo, tai ir aš varu. Jo, bakūrai pasirašo, mergos nelabai. Jump! O, really jump. Ne, vyrai tai savo naudžiu, net neįdomu žiūrėti, kai vyrai šoka. Jis tik pamato skėlę ir šoka iš karto. Karočią varom, spektaklis baigėsi. Užsižiūrėjom biškį. Tai kaip pasivy dabar, bet aš myliu kajakimą. Aš irgi jums filmuoju filmą, aš tikrai jaučiuosi kaip Valajevičius. Manu, taip, čia gražu bičiai. Žiūrėkit, kokie bičiai. Bet čia yra POV. Valajevičius taip nefilmavo, mes va nufilmuosim. Zubus apsivalom. Pasirodo, chebra, man tik reikėjo. Davė irklą ir laimingas aš jau. Jaučiuosi nuspelnė iš tos pramogos. Ištirpusios druskos ant rankų, vibe check. Chebra, perplaukėm Atlanto vandenyną. You're too slow, guys. Oh my god, why not? Let's race! Okay, girls, we go back and we take another side, okay? Are you an instructor? No, I'm a volunteer here. Norėčiau užpalenktyniauti su jom, bet toks jau to instruktorio darbas, ne, kaip sakė, gal ir atrodo kaip instruktorius. Gerai ir kluojasi čia man. Ir kluoti yra faina. Girnai tik rankos dirba, bet mum bakurėliam reikia ant rankų
sportuoti. Kojas pamirškim. Algarvėje vanduo, kadangi tai rugpjūčio mėnesis pradžia, jau visai biškį atvėsina. Štai kodėl atvykau, nes tai yra karščiausias mėnuo, kai laikosi temperatūra 30 laipsnių. Naktį būna vėsų, rugsėjai dar labai šilta, kaip, pavyzdžiui, Lietuvoje, atvirkščiai, pavyzdžiui, Liepa karštesnė. Tai čia rugpjūtis, rugsėjais karščiausi mėnesiai. Ir paskui greitai labai drastiškai atvėsta, bet tada jau gali pradėti surfinti. Algarvė irgi, nors tai yra piečiausia Portugalijos vieta, vis tiek labai greitai viskas atvėsta. Net ir dabar įkišus ranką labai aukšino vanduo. Tai pagalvokit, chebra, kai žiemą čia būna. Sorry. I'm too tired today. I need to quit eating pasta. I need to eat more meat. God. Vienas esu, forever alone, bičiaki kokį gyvenimą gyvenu. Kajakinam, vergaujam biškį. Ai, koja biškį įsipjau. Tai rytoj reiks pasimtas surfinimo tapkės, kurias naudojau Tenerifei. Čia var matau, gerais pagalbos, jiem pastumti visas baidarės į krantą. Ir motorinė atvažiavo. Oi. Okay. I love this kayaking. It's the best. Kayaking is the best. Can you help me? I'm gonna push this one in the cooking. Oh no, mus paliko chebra. Vienas keliauju, bet vis tiek be draugų. Čia kai neturi kur pinigų dėti, varai su jachtą per tokią skilę. Nu jo, gal praleiskimės ją. Muzono paklausysim, copyrightą gausim dar. Nežinau, ką čia daro šiaip. Hello! O, brigado. Negalvoju, kad jachtai tokie didžiuliai šilti. Benzino kvapas, kas ta faknyko nėra. Kur visi? Gerai, viskas, reikia dabar greičiau varyti ir dabar varysiu pirmas. Wow, so beautiful, really. Reikia dabar nusiekti šitus ir sudėti vieną vietą. Finito! Baigiam vergiją. Baigiam vergiją, visi patenkinti. BBDJ. Jaučiuosi kaip kariuomeniai. Kažkas bėgo nuo kariuomenės, o kariuomenė pasinka tai. Julian finished the pump. We show the kayak, the work that's hard. Oh, you're getting old, man. I have a big dick, motherfucker. Nestojam, kebra. Let's go, vamonos. Girls, call us if you want to take your engine off. Oh, yeah. Varom vergiją daryti. And after this, we go to the gym. Yeah? Okay, film. I'm gonna carry it now. You're my camera operator. Woo! Army is finished, motherfucker. Strong guy. Sunešim dviem rankom šitus. Karoči, viskas. What the fuck is this guy doing? Taip atrodo Baltijos jūros surferiai. Viskas įdegis yra, tik šonai neįdegė. Portugališkos tatuiruotės su biškiu kaip portugalas atrodau. Baltaodis feikinis portugalas. Saulė nenusileido, Lietuvoje tai seniai tamsu. Portugalijoje nenusileido saulė, tai varom pamatyti saulėlydį, nes pakvietė mane chebra. Varome tenai, kur pirmą dieną geriam alų, kur jau visai skanu, gal pasenau, nežinau, nes aš seniau nemėgdavau alaus, taip ypač to Superbock. Galvoju, kodėl man čia taip šikna, taip tranko. Pasirodo, va, tokį dviratį pasėmiau. Taip pripompinau, kad sprogo. Man trollingiau eit neimyn dabar. Fuck this shit. Sunsetas, karočią. Dviračio review, karočią, hebra. Važiuojam. Rizikuoju gyvenimu dėl saulėlydžio. Jie dar gyvenime tik dėl saulėlydžio nesu rizikavęs. Pasirodo, visą svorį sumečiau ant priekio. Nu kam tokius triperius davinė? Bet šitas veikia. Apsauga yra. Savo norim tokį dviratį, man būtų gėdu būti. Nu tikrai, hebra, dar toks apsišikęs nevairavau. Pasižiūriu, koks gražus vaizdas, paskui prisimenu šitą dviratį jobaną vairuoju, kuris vapšė nevažiuoja. Ave Marija, nes, nu, nežinai, kada užsilenks tą padangą. Kokia jinai laikosi. Ai, vapšė. Grįžom į tą pačią vietą, kur buvom. Nu, žodžiu, nespėjom tą saulėlydį. We made it. We made it, guys. We made it. Yeah. This is our new casita without the roof. Tai tiek šiam video, hebrytė, paspausti like mygtuką, jei norėtumėte, kad pradėčiau daily vlogin. Tai yra visiškai nuskondintas, laisvesnė forma, daugiau kalbų, mažiau montuoju. Nu, aš jį nuprausis po saulę, nes niekaip negaunu rankšlušio. Pažiūrėsim, kaip toliau gyvensis.